Sveiki sugrįžę į Automoto kanalą, mano vardas Julius ir šiandieną apžvelgsime automobilį, kuris jungia miesto SUV praktiškumą ir naujausias technologijas. Tai yra MG ZS Hybrid Plus. Ar tai tas kompromisas tarp ekonomiško važiavimo ir prieinamos kainos, kurio ieško daug vairuotojų? Pasižiūrėkime, kas naujo lyginant su paprastu ZS. Paprastą MG ZS jau pažįstame kaip prieinamą ir erdvų miesto SUV. Tačiau Hybrid versija atneša vieną didžiausių naujovių – hibridinę jėgainę. Ir čia jau kalbame apie realią galimybę važiuoti taupiau, tyliau, švaresniais miestų keliais. Tai reiškia, kad turime tiek benzininį variklį, tiek elektros pagalba varantį automobilį. Pakalbėkim apie variklį. Tai po kapoto slepiasi 1,5 litro benzininis variklis, kuris dirba kartu su elektros motoru. Bendra sistema išvysto apie 136 arklio galias, o svarbiausia, ši sistema sukurta taip, kad mieste kuo daugiau darbo perimtų elektros variklis. Tai reiškia mažesnės sąnaudas, mažiau triukšmo ir švaresnį važiavimą. Apie važiavimą su šiuo Hybrid Plus varikliu, tai pajudėjimas iš vietos dažniausiai važiuoja vien elektra, tai suteikia labai malonų, tylų startą, kai reikia daugiau galios įsijungia benzininis variklis, bet perėjimas beveik nepastebimas, miestui tai idealu, užmiestyje jis taip pat yra komfortiškas, nors ir nesportinis automobilis. Bet reikia suprasti, MG ZS Hybrid Plus sukurtas tiems, kas nori važiuoti ekonomiškai ir patogiai. O dabar dažnas klausimas, kurio susilaukiu, kuris rūpi daugeliui, kiek jis iš tikrųjų sunaudoja. Gamintojas deklaruoja apie 5,5–6 litro 100 km. Mieste dažnai galima pasiekti net mažiau, nes elektra čia dirba daugiausiai, o sąnaudos natūraliai kiek pakyla važiuojant užmiestyje ar autostradą, bet vis tiek išlieka draugiškos kišeniai. Iš išorės MG ZS Hybrid Plus atrodo taip pat moderniai kaip ir paprastas ZS. Didelės priekinės grotelės, gražus LED žibintai. Pagrindinis skirtumas nuo standartinio ZS, tai iš išorės, kad gale mes jau čia matome ZS Hybrid Plus lipduką. Gale labai gražiai atrodo lempos ledinės, priešrūkas įdėtas į vidurį, kuris tikrai priduoda sportiškumo. Galinis buferis, kaip matome, turi imituojančių detalių, kad tai yra su difuzorium, su 2 išmetimo angom. Prieš pereinant į automobilio vidų, pakalbėkime, kokios yra komplektacijos. Tai pirma ir pati paprasčiausia yra standard, 22 990 €, kuri kainuoja. Kita eina Excite, jau čia turime 24 990 € ir pati prabangiausia Exclusive 27 990 €.
Kaip matome, nuo pačios paprasčiausios iki pačios prabangiausios versijos kainos skirtumas yra labai nedidelis, tai yra apie 5000 eurų. Bet prie Excited mes gauname jau 360 kamerą, odinį saloną, elektrinės kėdes, šildomą vairą, šildomas kėdes. Už šią nedidelę sumą mes gauname papildomai labai daug. Kalbant apie išmatavimus ir automobilio spalvas, tai automobilio aukštis yra 1,63 m, plotis yra 1,81 m, tarp ašių automobilio ratų yra 2,61 m ir ilgis yra 4,43 m. Iš spalvų galime pasirinkti net 7, tai yra balta Dover White, juoda Pebble Black, sidabrinė Cosmic Silver, žalia Emerald Green, kaip ir šitas automobilis, kaip matome, raudona Diamond Red ir pilka Hampstead Grey bei mėlyna Como Blue. Sėdint vairuotojo vietoje, labai malonu, kad vietos yra labai daug. Tai kaip matote, kelienai niekur nesiremia, daug vietos. Iki stogo dar sakyčiau apie 10-15 cm, o kaip žinote, mano ūgis yra 1,98 m, tai man labai aktualu, nes į daugelį mašinų atsisėdus yra juntama stoka laisvos vietos. Pasitinka odinis salonas. Kaip minėjau, Exclusive versijoje jau turime elektrinės kėdes, odinį saloną. Čia oda, minkštas paviršius, elektriniai langai standartiškai, užrakinimas durelių, daiktams pasidėti nišą. Einame į vidų, aptarsime, kas viduje. Turime porankį, kuris atsidaro ir talpus, dėtuvę pasidėti gėrimams. Galima, kaip matome, ir didelį įsidėti. Labai patogu, reguliuojasi ir prisispaudžia. Beraktis užkūrimas. Atsisėdus į vidų tikrai nustebino tokiame kainų segmente, ką mes gauname. Tai gauname 10 colių multimediją, kuri turi ir Apple CarPlay ir Android Auto. Visa multimedijos sistema padaryta labai aiškiai ir intuityviai galime ją naudotis. Atsisėdus labai greitai priprantama, kur kas yra ir lengva naudotis. Galima fiziškai paspausti mygtuką, kad sugrįžti į pagrindinį puslapį. Lygiai taip pat pradubliuoti yra ir palietimui jautrus mygtukai. Kas patiko, kad gamintojas vis dar palieka fizinius mygtukus patogiam ir greitam naudojimui. Čia žemiau matome, turime ir USB-A jungtį ir Type-C. Lygiai taip pat turime ir 12 V rozetę. Automobilis šitas komplektuojamas su automatinė 3 pakopų greičių dėže, kuri turi pagrindinės perjungimo pavaras, tai yra atbulinė, neutrali ir drive'as. Užkūrimas beraktis, tai yra start-stop mygtukas, elektrinis rankinis ir galima lygiai taip pat mygtuką spaudžiant pasirinkti, kokiu režimu norime važiuoti. Tai yra 3 režimai: normal, sport ir eco. Pakankamai modernu, aišku ir patogu. Viskas aiškiai išdėliota ir visos funkcijos yra gerai matomos. Paspaudus galime pereiti ir pasižiūrėti visas pagrindinės automobilio sistemas. Tai čia matome ir akumuliatoriaus įkrovą, ir ratus slėgį padangose. Lygiai taip pat galime matyti, kai automobilis užkurtas, kur energija yra einama, kada variklis pasijungęs ir kiek baterijos yra pasikrovę. Toliau galime pasirinkti ir kokią galią yra naudojama ir generuojama. Kiti nusistatymai. Tai čia matome, galime nusistatyti šviesumą, kokio mums reikia, ir nusistatyti greičio ribojimus. Exclusive komplektacijoje turime jau nusilenkiančius veidrodėlius,
kur paspaudus jie užsilenkia. Toj komplektacijoje yra reguliuojamas šviesų aukštis. Vairas lygiai taip pat galima susireguliuoti ir jis traukia į viršų ir į apaką. Iš kairės distronikui reguliuoti visas pagrindinės funkcijas, įsijungti, išjungti. Čia matome, kad galime susireguliuoti pagrindinės savo mėgstamiausias funkcijas ir nuspaudus su šitu mygtuku iš karto į jas pateksime. Kitoje jau pusėje matome, kas labiau susiję su multimedija ir vaikščiojimu per meniu prietaisų skaidelę. Vairuotojo pozicijoje sėdint viskas yra po ranka padėta, malonu visur pasiekti, viskas aišku. Atsisėdus į galą, vietos yra pakankamai, kėdė specialiai palikta, kaip ir sėdžiu priekyje ir žiūrime, kad čia kelienai šiek tiek remiasi, bet dar vietos pilnai užtenka. Iki stogo galva dar turi apie 10 cm, taip kad irgi gale jokios problemos su vieta nėra. Atidarius dureles galinės, čia jau turime irgi galinius langus, rankinėlę atidarimo durų, daiktadėžę pasidėti daiktams, kėdėje lygiai taip pat yra niša pasidėti daiktams. Ir centrinėje konsolėje gale lygiai taip pat yra išvesti ortakiai tolygesniam salono vėsinimui. Čia matome USB jungti pasikrauti savo elektriniams prietaisams. Vietos čia yra tikrai nemažai. Eikime iki bagažinės. Pasižiūrėkime, kokia jos talpa. Atsidarom. Ir kaip matome, bagažinė irgi yra nemaža. Čia turime ją 448 litrai. Taip kad susidėti daiktams šeimynai jokių problemų nebus. Ką važiuojame, prasivažiuosime, pasižiūrėsime, kaip važiuoja. Maloniai nustebino, tai kad beveik visą laiką pajudėsime elektriniu varikliu, variklis net neįsijungęs. Sėdžiu patogiai, vairas lengvas, o pakaba, sakyčiau, labiau komfortiška negu sportiška. Kai spūstelim akceleratorių, įsijungia benzininis variklis ir tu tą papildomą galią labai gerai jauti. Automobiliui tikrai užtenka galios ir įsijungus sport režimą galima tikrai labai agresyviai ir greitai apsilenkti. Labai įdomu yra tai, kad stovint sankryžoje ir lėtai riedant, automobilis tiesiog veikia elektra. Ir tada supranti, kad tauposi ne tik kuras, bet ir pati kelionė tampa ramesnė. O kasdieninės kelionės po miestą tampa visiškas malonumas. Saugumo sistemos, kalbant apie saugumą, AMG tikrai nestokoja technologijų. Čia turime eismo juostų palaikymą. Jei pradedi važiuoti šiek tiek per liniją, automobilis lengvai pakoreguoja vairą. Turime adaptyvinę kruizo kontrolę, ji pati palaiko atstumą nuo priekyje važiuojančio automobilio. Ilgesnėse kelionėse tai labai palengvina vairavimą. Yra aklosios zonos stebėjimas tikrai praverčia, ypač kai važiuoji greitkeliu. Ir automatinis stabdymas. Testuoti aišku nesinori, bet žinoma, kad sistema stebi kelią ir yra ramiau. Jei reikės, automobilis sustabdys. Apibendrinant, norėčiau papasakoti tai, kas man labiausiai patinka važiuojant, tai balansas tarp ekonomikos ir patogumo. Jauti, kad tai nėra sportiškas automobilis, bet kaip kasdieninis draugas labai vykęs variantas. Ir dar žinai, kad tai hibridas, už tokią kainą atrodo, jog MG rimtai paspaudė konkurentus. Žodžiu, draugai, MG ZS Hybrid važiuoja taip, kaip ir modernus SUV miesto, tyliai, komfortiškai ir su visomis svarbiausiomis saugumo sistemomis. Kalbant apie konkurentus ir kainą,
Prasideda nuo 22 iki 27 tūkstančių, bet vis tiek jis išlieka pigesnis už daugelį konkurentų. Pavyzdžiui, Toyota Yaris Cross Hybrid ar Hyundai Kona Hybrid. Tai reiškia, kad už mažesnę kainą gauname ekonomišką, modernų miesto SUV. Iš pliusų norėtųsi paminėti ekonomiškumą, tylų važiavimą, labai gerą įrangą, ką gauname už šią kainą, o iš minusų galvojau ir manyčiau, kad tik tai vieną, ką sugalvojau, tai yra, kad MG dar Lietuvos rinkoje yra mažai žinomas vardas. Tad išvada: MG ZS Hybrid Plus nėra automobilis, kuris bandytų konkuruoti prestižu ar emocija, bet jis labai stiprus ten, kur daugeliui svarbiausiai – praktiškumas ir išlaidos. Jei ieškai miesto SUV, kuris yra ekonomiškas, tylus ir pilnas technologijų, bet nenori permokėti, Hybrid Plus yra tikrai rimtas kandidatas. O ką jūs manote apie šią naujieną Lietuvos rinkoje? Parašykite komentaruose, palaikinkite ir susitiksime kitose apžvalgose.